Nu ką, sveiki visi, matote su prie ežero kranto. Važiavau su mocu, naujas šalmas, biški pirštus apsideginau, 4, durnai pasakius. Pažiūrėjau, ar duslintuvas karštas, kokių 30 sekundžių pašildant. Tai jo, šiandieną su prie ežero, su dugninėm meškerėm ir atėjo mano siunta. Čia nesiunta, čia tiesiog įdėjau, kad galėčiau vežti, nes pamečiau kažkur dindelį šito dėžutės. Tai čia tiesiog, kad būtų kur įsidėti, kad nes neiškristų. Tai turiu šiandieną tokį miksą, tai čia yra kukurūzai, žirniai, žodžiu, toks grūdų mišrys. Turiu daug boilių, yra tik tai boiliai, jokio gyvo masalo neturiu. Ir turiu pašarą. Linams marcipaninis, bet čia yra skirtas metodui, kaip taip, tai šiandien metodų ir gaudysim. Ir mano sistemos, tai turiu nuo 10 numerio ir 12 numerio pavadėliai. Čia surišti su plauko sistema. Nu ir čia turiu šeriklėlę susidėjęs. Čiauriai rankas skauda, jomoje nusideginau, taip durnai padariau. Tai va, dabar maišysim tada pašarą, viso nepilsiu. Kažkur tai pusę užmaišysiu. Turėtų užtekti. Tikėkimės. Nu, gerai būtų, jeigu neužtektų, šiaip logiška būtų, nes kimba. Nu, dar pusė liko. Taip, tai čia yra labai stambios frakcijos. Kas ir yra gerai, nes vis tiek matai, turiu žirnių ir visko. Nu, va, matai, ir kukurūzų, čia visko yra. Žabalį puola. Taip, užsimaišyti reikia, kad pakankamai lipnus būtų. Kad galėčiau į metodą normaliai įsidėti. Bet kvapas tai ohoho. Net traperio taip nekvepia. Tai va, dabar jau vakaras. Po 6 valandų atvažiavau vakarą, turbūt baigiau. Tai galima pažvejot. Šiaip nežinau, čia žuvies kur nors rasim ar ne. Diperį turiu paėmęs pamėtyti. Bet pabandysim, kaip ašaras atrodo. Dabar duosim biškį išbrinkt. Per tą laiką išsėsiu dugninės. Tai galiu pasakyti tai, kad kur norėjau žvejoti, buvo užimta. Tai teko varyti, kur vieta yra. Tai va, pirma šitą meškerę, šitos užmetimas yra didesnis, tai diperį bus biškį saugiau mėtyti. Reikia rankinėlę prisisukti. Tai turiu, kaip sakiau, matot ir mažesnių kabliukų, tai bandysim ant mažesnio boilio, gal kojas į kips ar kažkas tokio. Nes boilį irgi mažų turiu, vafterių pasiėmęs. Žodžiu, vairovė. Nu, apmėčiau visur, o štai tai va. Ir tik 3 žuvis parodė. Viena visiškai sėkliui, kitas metrą gal nuo dugno pakilė 2. Nieko gero. Reikia keisti vietą. Nu, taip jau gavos, pakeičiau net žvejybos ežerą. Bandysim čia. Nežvejojau čia nuo pernai metų. Tai pabandysim. Pernai su dugninė gaudžiau kitur biškį šitam ežere, bet pagavau karšį vieną. Puskaršį jau. Taip, tai gilus ežeras ir žuvingas karšys, tai pabandysim. Ir dabar iš karto prie meškerių. Galim viską temti iš čia. Nu, kuliuką vieną pastačiau. Diperį šiek tiek praskenavau, tai gylis apie 7 metrai čia. Nu ką, sistemą parašiau, va, kabliukas. Mini pavadukas ir pati plauko sistema. Tai kai bandysiu karšį, tai bandysim barasiam. Karšinis boiliukas, kvepia skaniai. Užsimausim van adatėlės. Tada imam formelę. Į tą formelę įdedam boiliuką. Įdedam pašaro. Ir tada tiesiog prispaudžiam tą formelę. Paspaudžiam taip iš visų galų, kad priliptų. Ir štai kas gaunasi. Ir ten yra mūsų boilis. Tai va, bandom mest. Pirmas metimas. Ir ko reikia, tai yra baterija. Nu va, tą pajungiau.
Prisidedam kitą koliuką. Paruošiau. Dabar dedam kitą meškerę. Rišu sistemą kitą. Ir kažkas apipsėjo. Tikrai nepriliečiu, nes šiandien geras prinis manęs ir aš dar taip užsisukęs. Įdomi. Manau, reikia dar biškį ir vandens įpilt, nes tada kažkaip tai man, nežinau, labai sausai lipo. Sudrėkinsiu. Tada vis tiek turi būti prilypęs, kad metant neiškristų iš šėryklos. Tai va, pabandysiu česnakinę, vafteriuką uždėti. Į šėryklą, tada pašariukas. Ir dabar reikia užsimest. Padarysiu vieną arčiau kranto. Pažiūrėsim. 15 metrų nuo kranto užmeta, 20. Tikrai nedaug. Boilis mažas, kablys nedidelis, tai jei norės prarys ir mažesnė žuvis. Sėdžiu visai be nieko. Reiktų man taip ir taip šitos išmest, nes jau čia pabaigs galioti jau nuo praeitos savaitės. Nuo praeitos savaitgalį jie čia pas mane guli, tai šios užtersiu kažkur tai čia palik krantą. Labai arti nemesiu, bet gal pabandyti brist geriau būtų. Į vakarą žuvis vis tiek šiek tiek arčiau kranto eina, gal čia ir didesnė ateis. Matys, kad stambiai pašerta. Nu, vanduo nešildas. Nu, šiek tiek pašėriau. Ar aišku, čia biškį liko, bet tai... Paskui perširsim dar. Kada boilio nebeims. Permečiau. Nu, pipsėt nepipsė, bet kažkas tampo pirmą meškerę matau. Už galūnės vis pum. Tai nežinau, stūktelėjo. Keistai. Niekas visiškai taip neima, skaitykim. Jokio bip. Nieko. Keista. Nu. Į viršų trankytis pradėjo. Nu. Pagal viską. Pagavau, ką norėjau, karšį. Karšiuką. Mažą. Pasišėriau žuvis arčiau krantant, tai gerai. Bėk. Techniškai pavyko, ką norėjau pagauti. Vis tiek pabėgti nenori. Nuplaukė. Ok. Užkybo, kas norėjau. Nu, reikia pasidėti tada. Gal didesnis užkibs. Tai va, sudirbo 10 mm popup Brasem boilis Dipexo. Smagu, kad bent žuvių pagavau. Jau kitą reikia spėjau irgi permest. Ten vafteris uždėtas, tai nežinau. Galbūt reikia irgi dėti boilį ir bus ramu. Tai va, nes šiaip esu seniau kadaise gaudęs ir ne su boiliais, bet su paprasta inline sistema. Tai va, prie krantą numečiau ir kažkas užkybo, wow, tiesiog ten buvo. Nurovė kablį, bet palei krantą užkybo taškytis, pradėjo per daug stabdžių, išveržęs buvau. Puch, tik tai. Tai ten jau buvo mano klaida. Bet palei krantą būna ateina tas didelios žuvies ir ten plius vidury dienos buvo užkybę. Dabar vakaras, tai žiūrėsim ir dar plius pasišėręs esu. Tai. Nu, būtų fainai, jeigu dar pasigautų. Nu, ištraukau tą meškerę. Šitą krantę, pipsėt pradėjo. Taip pat galūnės paučiau žuvį, bet iškart nuėjo. Kažkas jama ant vakaro. Gerai, greitai kitą perdėsim. Uždėsiu irgi builiuką tikriausiai. Ir bandysim tada ilgiau galbūt sėdėti, jau galvojau ruoštis reikia. Nes čia tiek sėdžiu ir nieks neima. Dabar pradeda. 2 pip. Ant pirmos.
Šiaip nežinau, boilio kaip turėtų iš karto ir pasikirst. Bet ant pirmos meškerės boilis 10 mm, kabliukas 12. Tai reiktų, kaip ant šitos, čia yra kabliukas kelintas pala, 10. Tai ant šitos karšiuką ir pagau. O tos va ką tik kibimas. O, tampa galūnė. Ir ant šitos kažkas įma valas. Juda nabėjų. Nu, vakaras atėjo ir žuvis biškai krantą pasitraukė. Kažkokius veiksmas prasideda. Nes taip, tai sakau, sodyperis kainuoja visiškai nieko nerodo. Tai va, dar biškai pašėriau, kaip sakiau, stambiau, tai visokiais mišinį grūdų sumečiau. Kažkiek tai, o. Tempa pradžiai valą lyg. Kai karšiukas paėmė, tai iš karto pip į viršų, taip. Įdaužė. O dabar nieko. Turiu, o. Turiu. Kas čia? Karšis. Oba. Biškai didesnis. Vėl ant bailiuko, žiūrėkit. Prarijo godžiai. Nu, o smagu, jau antras karšiukas. Mažiukai, bet nukimba. Svarbiausia tai. Nu, bek. Nu, kaip gražiai nuplaukia. Vis dabar toliau pradeda šokinėti, kaip tik kitą meškerį ištraukiau. Galvojau, gal pabandysiu tą šiek tiek toliau užmest. Bet pirmiau reikia šitą sudėti, nes ant šitos va pagaunu. Ir pasakysiu tik tiek, kad labai džiaugiuosi, kad pagaunu, nes kiek bandau vis nieko, čia va ant boilių pagaliau kažkas bent užkimba. Nedideli, bet reikia nepasiduoti. O, kažkas jama. Šitą toliau užmečiau dabar. Vis 4 bim turėjau, nuėjau biškį šoną. Ir kažkas bibint pradėjo. Pipint. Dabar biškį veiksmo daugiau ir toliau jau. Virš vis labai vartytis pradėjo, matau vis. Iššoka kažkas ir va. Oho. O, turiu. Kažką tai turiu. Nedidelė, bet turiu. Kas čia? Oho. Eik tu savo. Netgi kojytę paėmė. Toliau paėmė. Aišku, ne karšis gaila, bet ženklas vis tiek. Žuvis ima boilius. Nežinau, jeigu kips toliau, taip, lauksiu kažko didesnio, tai bandysim, nežinau, galbūt iki sutemų net pasidėti, kol visai sutems. Nesupratau, užmečiau vėl į krantą, nes nieko, toliau užmečiau abi nieko. Ir dabar pim į galūnę. Laužytis visą, iki pat viršaus ir pum, tuščia. Nesupratau, kas čia buvo ką tik. Bet taip staigiai, kai kalė. Tamsta jau pabiški, kai matot, vėjas kyla. Tai nežinau, reiktų ruoštis pabiški. Nu, bet dar pabandysim, kur bent 15 minučių pasėdėti. Palik krantą vieną, kitą užmestą toliau. Tai man vienos braškinis boilis, ant kitos brastė, man rodos, lyg ir uždėtas. Tai ant to braškinio paskavo kuoja. Tai matyt, braškinis irgi ima. Nu, bet jau ne karšis buvo, jau kuoja. Nežinau. Reiktų šį patikrinti, bet gal dar tai biškį pasėdė, gal dar užkips. Nu, toks agresyvus kibimas, bet nepasikirto matyti. Kibimas. Ir užmesnėjau šitą meškerę. Ir galvoju, puolį į krantą bandyti. Nu, šitas paskutiniai metimai ir jau dėsimės. O, žiūrėkit vėl. Bip. Abi puolį į krantą. Ir dabar va sulaukiam dar pakliovą, jeigu pasitams ir nematysiu, kaip susidėt daiktų. O, šis zvorgina. Uždėjau irgi brasiam bolį ant šitos. Ir ką?
Paimkit davai. Bent jau paskutinę žuvį duokit. Tada taip greit visos tas 3 sukyba ir tada dingo visas kliovas. Bandžiau ir va. Jau prie sutemų. O, lyt pradeda. Nu super. Gerai, dedu kitą meškerę tada šitą kybo, tai jeigu užkips parodysiu. Taip, tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki.